Panevėžio Ekranas beveik po 2 savaičių pertraukos grįžta į lygos kovas ir trečiadienį Vilniuje susitiks su praėjusių metų čempionu ir šių metų taurės laimėtoju Žalgiriu. Pertrauka sąlyginė tokia, galbūt tik tai nuo rungtynių, nes treniravomės kiekvieną dieną, kartais ir 2 treniruotės darydavom, tai tokios pertraukos, kad būtų be treniruočių kaip ir nebuvo, nes ir penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį tikrai vaikinai gan neblogai, gan sunkiai padirbėjo ir tam 2 rungtynių etapui ateinam pasiruošę. Žalgiris yra čempionas, yra lyderis čempionato vienvaldis su gan didelė taškų atsarga, yra taurės laimėtojas, tai žaidžia namuose prie savų žiūrovų, savo aikštėje, tai manau, kad visi koziriai yra jų rankose ir jie tikrai bus nusiteikę ir to labiau po pirmų rungtynių galbūt mūsų kažkiek neįvertino, tai manau šitose rungtynėse tikrai to nebus. Geriausiai sezono formoj, su geriausia nuotaika, su visais laimėjimais įmanomais, tikrai nebejoju, kad bus labai gerai pasiruošę. Turim suprasti, kaip mes galim žaisti šiai dienai, ką daryti, kokius žaidėjus turim, kaip jau minėjau, Žalgirio žaidėjai yra individualiai labai stiprus ir aišku, reikia daug dėmesio būtent skirtiems žaidėjams ir gynybai. O momentu atakuot, manau, surandam kiekvienose rungtynėse ir tikrai įmušom nemažai įvarčių, tai tikiuosi, kad pavyks pasižymėti rytoj. A lygos turnyro lentelėje pirmenybių lyderis Žalgiris nuo 2 ir 3 vietoje esančių komandų pirmauja 6 taškais. Panevėžio Ekranas kartu su Banga savo sąskaitoje turi po 19 taškų ir dalinasi 5-6 vietas. Priminame, kad rungtynės už Vilniaus Žalgiriu vyks šį trečiadienį 19:30 min. Lietuvos futbolo federacijos stadione, o į Vilnių keliauti galite kartu su pirmąja armada. Daugiau informacijos fk ekranas.lt.